Sveiki! Ar kada nors pagalvojote, kad didelis šukuosenos pokytis gali ne tik atnaujinti įvaizdį, bet ir papildyti piniginę? Būtent, šiandien kaip tik ir pasiaiškinsim, kaip tą ilgai augintą turtą paversti realia finansinę naudą. Žinot tą jausmą, kai jau seniai kirba mintis apie trumpesnį kirpimą, bet vis gaila atsisveikinti su ilgais plaukais. O kas, jeigu tas atsisveikinimas būtų ne tik stilingas, bet ir naudingas? Taip, viską teisingai supratote. Ilgi, gerai prižiūrėti plaukai tikrai turi savo kainą. Šiandien aptarsime viską nuo A iki Z, kaip vyksta plaukų įvertinimas, kokie reikalavimai ir žinoma, kaip sėkmingai jos parduoti. Gerai, tai nerkime giliau. Iš pat pradžių svarbu suprasti, kad sprendimas parduoti plaukus yra ne šiaip sau drąsus poelgis. Tai ir finansiškai protingas žingsnis. Pagalvokime apie tai kaip apie atlygį už visus tuos metus kantrybės ir plaukų puoselėjimą. Nu o dabar, ko gero pats svarbiausias klausimas, ar visi plaukai tinka supirkimui? Deja, atsakymas yra ne. Yra tam tikri reikalavimai, kuriuos plaukai turi atitikti. Tad pažiūrėkime, kokie jie. Iš esmės, visus supirkamus plaukus galima suskirstyti į dvi didelės grupės. Pirmoji – tai aukščiausias kokybės, visiškai natūralūs, neliesti plaukai. Antroji – plaukai, kurie jau buvo dažyti ar kitaip chemiškai paveikti. Aišku, kiekvienai kategorijai taikomi visai kiti kriterijai ir žinoma kainos. Taigi, norint gauti pačią didžiausią kainą, plaukai turi būti bent 30 cm ilgio. Ir kas svarbiausia, visiškai natūralūs. Ką tai reiškia? Na paprastai, nedažyti, nežili ir nepaliesti jokių cheminių procedūrų, nei garbanojimo, nei tiesinimo. O kaipgi su plaukais, kurie jau matė stilisto kėdę? Geros žinios, jie taip pat gali būti superkami. Minimalus ilgio reikalavimas lieka tas pats – 30 cm. Tačiau čia labai svarbu pabrėžti, kad kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Tai reiškia, kad kai kurie ypač stipriai pažeisti plaukai dėja gali ir netikti. Na štai, priėjome prie, sakyčiau, pačios įdomiausios dalies. Pats laikas pereiti prie skaičių ir pažiūrėti, kokio atlygio galima tikėtis. Patikėkit, tai tikrai motyvuoja. Štai čia kainos už 100 gramų aukščiausios kokybės natūralių plaukų. Kaip matome, kaina kyla tiesiogiai su ilgiu. Tarkim, už 40 cm kasą galima gauti 40 eurų, o už 70 jau 70. O dabar dėmesio. Aukso fondas. Jei natūralūs plaukai ilgesni nei 80 cm, už 100 gramų galima gauti net 100 eurų. Tai pripažinkim, tikrai įspūdingas sumaus vieną apsilankymą pas kirpėją. Kalbant apie dažytus ar kitaip paveiktus plaukus, kainos žinoma mažesnės, bet vis tiek labai patrauklios. Pavyzdžiui, už 50 cm kasą išeina 25 eurai, o jei plaukai ilgesni nei 80 cm, jau 50 eurų. Bet kokiu atveju puikus bonusas keičiant stilių. Taigi dabar jau aišku, kokie plaukai tinka ir kiek už jos galima gauti. Pats laikas pereiti prie praktikos, kaipgi konkrečiai vyksta visas pardavimo procesas. Pažvelkime į viską žingsnis po žingsnio. Yra du patogus būdai parduoti plaukus. Pirmas ypač geras tiems, kas gyvena Kaune ar netolise. Tiesiog apsilankyti salone, ten plaukus nukirps profesionaliai, o pats kirpimas nieko nekainuos. Na, o jei atvykti galimybės nėra, jokių problemų, yra puikia alternatyva. Išsiųsti plaukus paštomatu. Jei renkame siuntimo būdą, teisingas plaukų paruošimas yra kritiškai svarbus. Taigi, ką reikia daryti? Pirmiausia, išplauti, išdžiovinti ir labai tvirtai supinti plaukus į kasą. Tada kasos viršų, prie pat šaknų ir apačią, ties galiukais, labai tvirtai surišti keliomis kanceliarinėmis gumytėmis. Kirpti reikia virš viršutinio surišimo. Ir čia pats svarbiausias momentas visame procese. Būtinai naudokite tik kanceliarinės gumytes. Pabrėžiu, tik jas. Paprastos plaukų gumytės transportavimo metu tiesiog nuslys, kasa iširs, o palaidi plaukai dėja praras bet kokią vertę. Gerai, o kaip atrodo pats siuntimas? Nukirptą ir saugiai surištą kasą reikia įdėti į maišelį, o tada į siuntimo voką. Kai siunta jau iškeliavo, lieka paskutinis, bet labai svarbus žingsnis. Tiesiog parašyti ir pranešti, kad paketas jau pakeliui. Na štai, artėjame prie pabaigos.
Prieš atsisveikinant, apibendrinkime ir aptarkime pačius svarbiausius patarimus, kad visas procesas praeitų kuo sklandžiau ir sėkmingiau. Taigi, trumpas kontrolinis sąrašas. Pirmiausia, komunikacija. Prieš kerpant plaukus, nusiųskite jų nuotrauką, kad gautumėte preliminarų patvirtinimą. Kai jau išsiuntėte, būtinai informuokite. Dėl pinigų jaudinties nereikės, jie pervedami greitai, per vieną darbo dieną nuo siuntos gavimo. Ir, žinoma, kelis kartus patikrinkite gavėjo duomenis, kad siunta pasiektų tikslą. Štai ir viskas. Dabar jau tikrai žinome visi žingsniai, kaip didelį gyvenimo pokytį paversti ir finansiškai malonių įvykių. Tad, galbūt kaip tik dabar pats laikas imtis žirklių? Ačiū, kad buvote kartu.